Labas vakaras. Palauksiu, kol kažkas išeis ir pamatysiu kelias. Šiandien turėtų būti ilgas eteris. Ana ketvirtadienį neišėjau. Va, Rūta prisijungė. Sveika. Nes ana gimtadienį turėjau pasiteisinimą. Buvo vyro gimtadienis. Nusprendžiau skirti jam laiko. Tai va. Tai gerai, Rūta yra, gal jungsis dar kažkas, arba pažiūrės įrašą, tai labas vakaras ir šiandien aš toliau kalbu apie savivertę ir tiksliau tema bus žmonių su žema savivertė įpročiai, nes ką aš pastebėjau ir tarp savo klientų ir šiaip kalbant aplinkoje savo, kad žmonės tarsi sako, aš pasitikiu savim, aš tikrai žinau savo vertę, aš žinau, ko aš noriu, bet paskui iš elgesio pasimato, kad tikrai žmogus nėra pasitikintis savim, nežino savo vertės ir yra tam tikri nepasitikinčio žmogaus arba žmogaus su žema savivertė įpročiai, kuriuos aš šiandien aptarsiu. Tai aš šiandien 6 aptarsiu, galbūt jų yra ir daugiau, bet paliesiu 6, kurie, aišku, būna dar ir persipina vienas su kitu. Ir pamačius juos, ką mes galime daryti, tuos įpročius, kai aš pastebiu, kad šitas dalykas pas mane irgi yra, aš galiu sąmoningai pastebėjus, kad vėl vyksta tas pakreipti kitą linkme, arba kitas dalykas, jau eiti dirbti pas specialistus, jeigu tam tikros sudėtingesnės programos kažkokios tai yra. Ir kitas dalykas, aišku, kaip sakau, ateikit pas mane į kursą savivertę, kuris prasideda gegužės 15 dieną. Ir mes iš visų pusių pradirbinėsim. Tai va. Gerai, tai einam į kaip čia, ne teoriją. Vienu žodžiu, įpročius. Va, įpročius. Tai pirmas įprotis žemos savivertės žmogaus, tai yra taip vadinamas lyginimasis. Žmogus lyginasi save su kitais. Ir čia yra tokia kaip ir 2 krypčių lyginimasis. Lyginimasis gali būti save sumenkinant, tai ta prasme, aš blogiau gaminu valgyti negu ten kažkas, tai aš blogiau rašau kažkokius tekstus, aš blogiau, nežinau, mezgu, aš blogiau atlieku darbą ir taip toliau, ne? Aš blogiau vairuoju mašiną ir kiti dalykai. Tai sumenkina save žmogus. Kitas dalykas yra, nelabai atrodo, gali tai būti teisinga, bet žmogus lygindamasi su kitais jis išaukština save, ne? Tarsi atrodytų, kad jeigu žmogus jaučia vertę ir jisai, pavyzdžiui, aš geriau darau tą ir taip toliau. Bet čia būna tam tikri kabliukai, kai žmogus iš tikro jaučia savo vertę, jisai nelygina save su kitais. Ir kai žmogus lygina save išaukštindamas save, jis jaučia gali būti tokių niuansų, kad jisai truputį save apgaudinėja. Ir per išaukštinimą savęs, jisai taip tarsi sumenkina kitą ir jis jaučiasi geriau. Nes jis, pavyzdžiui, nesijaučia gerai, bet jis tada aš pasiaukštinsiu, aš dabar pasijausiu, kad aš pasilyginsiu, kad aš geriau darau tą ir tą. Ir automatiškai tada jis tarsi jausis geriau. Tai bet koks lyginimas su kitu žmogumi jau yra žemos savivertės žmogaus įprotis. Ir dažnai žmonės labai daug lyginasi. Ir ką reikia daryti, kai šitą pastebėjote, tiesiog nustoti save lygintis. Vienintelis dalykas, ką galite lyginti, tai save su vakarykščiu. Ne? Ypač kai mes keliamės tikslus, kai mes kažką tai darome, atrodo, lyg tai ten kitas daugiau pasiekė, padarė, o aš tai nieko nors ir darau arba nedarau. Tai vat, kai mes susirašome ir pasižiūrime, ką aš padariau vakar ar užvakar ar praeitais galbūt metais, aš įsisąmoninu savo rezultatus. Atsiprašau. Įsisąmoninu savo rezultatus ir aš taip suprantu, kad Jėzus, kiek aš daug padariau. Taip, mes kiekvienas einam savo keliu, kiekvienas einam savo tempu ir nereikia eiti taip, kaip Petras ar kaip Onutė eina, ne? Nes mes esam kitokie, mes kiekvienas esam unikalus. Svarbiausia, lyginkite save su savimi vakarykščiu. Taip? Tai va tas pamatėte įprotį savo šitą lyginimąsi su kitais, sąmoningai sustabdom ir pradam elgtis kitaip. Kitas dar dalykas yra labai svarbu lyginimasis.
Jisai iš tikro, tas lyginimas jis išaugo iš to, kad vaikystėje mus lygino ten tėvai su broliais seserim, arba ten su draugėm, arba dar su kažkuo, tai ne? Tai va šitą irgi reikia diegti ir vaikuose, ir netgi nelyginti savo vaikų tarpusavį, arba nelyginti ten jų su savo draugės vaikais, ne? Tai va jos tai vaikas ten toks klauso ir taip toliau, tu tai toks ir anoks. Tai va čia irgi duoda tokį pamatą paskui žmogui lygintis jau ir suaugus su visais kitais. Tai pradėkim, kaip sakau, nuo savęs keisti įprotį šitą, o kitas dalykas, jeigu turim vaikų, nustokim lyginti juos tarpusavy, nes paskui ten išauga ir kitokios problemos ir savo vertės nejautimas ir taip toliau. Tai va šitam stop. Kažko šiandien stop. Tai va, tai pirmas įprotis yra lyginimas. Antras įprotis yra konkuravimas. Didelė dalis žmonių bijo konkurencijos, ypač kai, pavyzdžiui, pradeda solo verslininkės, ne, mano tarp yra ir aš ta pati tokia solo verslininkė, ne, pradedi savo kažkokią tai naują veiklą ir atrodo ir tas geriau daro, čia irgi įsijungia tas pats lyginimasis ir konkurencijos baimė, kad man nepavyks, o jam geriau pavyksta, ne, čia susimaišė yra vyksta. Bet truputį noriu jum pasakyti tokį dalyką. Čia aš įvardinau kaip konkuravimas, bet labiau čia gal tiktų ne konkuravimas, o kova, kovojimas. Nes iš tikro žodis konkurencija yra labai geras, tik šiais laikais šiuo etapu jis yra iškreiptas ir pasakysiu, kuo skiriasi konkurencija nuo kovos. Konkurencija tai yra, kai yra linksma, kai yra įdomu, kai yra kaifas, kai aš noriu būti geresnis, aš nenoriu tarsi sumenkinti kito, kad kitas būtų blogesnis, bet tiesiog aš geresnis kažkurioj srity, ne? Kaip, pavyzdžiui, įsivaizduokit tokią metaforą, bėga, pavyzdžiui, vaikai, kai žaidžia kieme, bėga lenktynės, jiemgi linksma, jie gali ir pasisukti, ir kitas atsisukti, ir taip toliau, jiemgi nesvarbu, ten laimės, nelaimės. Tai va, čia yra tokia sveika konkurencija, kai mes žiūrim, kad vienas kažką vieną gerą padaro, kitas kito padaro. Ne? Tai va, šita konkurencija yra sveika. Ir konkurencija iš tikrųjų nėra baimės pralošti. Nes čia yra noras siekti būti geresniu. Man nėra baimės, kad kitas bus geresnis, o tiesiog mano noras eiti ir daryti geriau. Tai va konkurencija. O kova jau yra, kai noras sumaišyti tą kitą žmogų su purvais, sumenkyti, nes tik tai, kai jisai praloš, aš laimėsiu. Čia labai daug yra baimės pralošimo, ne? Tai vat kova yra apie tai. Ir iš tikro, kaip sakiau, dabartiniam pasauliu ta konkurencija yra iš tikro toksai yra tokie terminai marketinginiai. Yra mėlynasis okeanas, gal kažkas žinote, ir raudonasis okeanas. Tai vat mėlynasis okeanas yra konkurencija, ta vadinama sveika, ir strategija čia yra win to win. Tai yra aš kažkur čia geresnis, tu kažkur kitur, mes galime viens kitą kažkuo tai pasimainyti ir eiti savo keliais, nes kaip aš sakiau, kiekvienas mes esame unikalus. O raudonasis okeanas tai yra kova ir strategija yra aš laimėsiu tada, kaip tu praloši. Tai vat, jeigu kalbant apie žemos savivertės tą įprotį, net ne konkuravimą dabar pakeisiu į kovojimą, tai žmogus visą laiką yra įtampa, yra baimiai pralošti ir jeigu pas jūs yra tas dalykas, tai yra požymis tas, kad pas jūs yra žema savivertė. Ir iš tikrųjų dar tokį paminėsiu, kad šaknis tos kovos atsiranda pavyde, o jeigu dar žiūrėt keltis į vaikystę, tai jinai ten susiformuoja, kai žmogus dar vaikystėje nejaučia savo vietos ir lyginasi su kitais ir nori būti tarsi atkreipti dėmesį mamos ir tėčio ir konkurencija su sese, su broliu. Kartais konkurencija gali būti, jeigu nėra brolių ir seserų, konkurencija su mama arba su tėčiu. Yra ir tokių dalykų, arba ten su kažkokiu kitu artimu žmogumi. Tai štai irgi reikėtų būna pradirbti, nes kartais ten yra jau gilesnės programos. Tai va, gerai, einam toliau. Trečias įprotis žmonių su žema savivertė, tai yra tikėjimas, kad kažkas mane išgelbės. Toks žmogus, kuris galvoja, kad jį kažkas išgelbės iš kažkokios situacijos ar jam padės, visą laiką veikia iš aukos pozicijos. Tai yra, jis įsijungia vaiko poziciją
ir jis nesugeba pats spręsti tam tikrų problemų ar situacijų. Ir iš tikrųjų šitas dalykas, jau paminėjau prieš tai, susiformuoja vaikystėje, kai vaikas, viskas vaikystėje pas mus neįdedama, kai vaikas yra mažas, jam viskas įdomu, jis ten į rozetę įkišti virbalą, katinų uodegą patampyti, nežinau, gal didelių šunį nasrus atverti, taip. Aišku, mūsų tėvų pareiga yra juos saugoti ir taip toliau, bet dažnai, ką mes darome, suaugę, mes pradedame vaikui apskritai drausti, nieko neleisti. Kai yra kažkoks pavojus vaikui, taip mes turim saugoti, tai yra mūsų pareiga. Bet leisti tiesiog, uždraudžiam tada viską tyrinėti, kas įdomu vaikui. Toks netgi sindromas vadinasi plačiai atmerktų akių, kad man yra įdomu ir tą pabandyti, o žiūrėk, o gal taip galima padaryti. Vaikas pamato saldainius ant spintos, jisai sugalvos, kaip užlipti, jam nebaisu niekas, bet jis sugalvos, jam įdomu. Tai jis nelaukia, kad kažkas ateis ir paduos tus saldainius. Ir kai vaikystėje yra užgožiamas tas noras domėtis, kažkoks tai interesas tų plačiai atmerktų akių, vaikas, kaip sakau, ir suaugęs tampa jam nebeįdomu, ne tik, kad neįdomu, net irgi tuo pačiu ir laukia, kad kažkas ateis ir padės. Netgi pas mane, neurografikui buvo tokių klienčių, kur nupiešiam ir sako, tai paaiškinkit, ką reiškia šitas piešinys. Aš sakau, neurografikoje mes neaiškinam, jūs turite, čia yra refleksija, svarbu, kas su jumis vyks. Tai čia neįdomu, tai čia nieko neaišku. Dėl to, kad žmogus įpratęs, kad viskas būtų paduota ant lėkštutės ir viskas išaiškinta. Dėl to tai didelė dalis žmonių mėgsta ir būrėjas, ir astrologiją, ir taip toliau. Aš nesakau, kad tai yra blogai, astrologija ar kažkas tai, bet tiesiog aš išklausius, aš irgi nueinu pas astrologiją, dabar neseniai matricą dariausi, aš išklausiau, bet aš paskui priėmu sprendimą, kaip aš elgsiuosi, nes žvaigždės, jeigu taip kalbėt, man parodo kelią, bet aš esu savo gyvenimo kūrėjas, aš esu savo gyvenimo šeimininkė, aš savo gyvenimo architektas ir aš sprendžiu, kaip turi būti, kaip aš gyvensiu, o ne kažkas tai kitas. Tai tas ir yra, kai žmonės su žema savivertė, jie laukia, kad kažkas ateis, padės, išspręs ir viskas bus gerai. Ir kas vyksta dar, kai žmogus nesulaukia, kad jam kažkas padėtų, pasikyla pyktis, agresija ir tą pyktį išlieja. Kritika, kažkokiais tai najėzdais ir taip toliau, ir jis iš aukos to vaidmens, kai, o Dieve padėkit man, jis tampa agresoriumi. Ne, tada pradeda, kaip tu taip gali, taigi, ir taip toliau. Tai šitas požymis, jeigu yra žema savivertė pa žmogų, tai yra tada, kai tas įprotis tikėjimas, kad kažkas ateis ir išgelbės. Didelė dalis iš tikrųjų žmonių šitaip gyvena, truputį kartais liūdna, bet, kaip sakau, kiekvienas renkasi savo kelią. Tai einam toliau. Šitas bus trumpesnis. 4 įprotis, tai yra sirgimas kaip būdas pabėgti nuo problemų. Tai yra tokios vadinamas antrinės naudas, kad žmogus kartais dažniausiai nesuvokdamas, jisai nori gauti kažką tai patenkinti poreikį, kurio net neišsigrynino, net nežino, koks jo poreikis yra. Jisai suserga, o kai suserga, jisai patenkina tą savo poreikį. Ir visą laiką už ligos yra tikrai sėdi antrinė nauda. Ir kai jūs susergat ar kažkas, tai paklauskit savęs, ką jūs iš to gaunate, kokia nauda yra. Kartais liga gali būti ir labai sunki, taip, sutinku, tai ir būna nelabai, tikrai blogai, bet paklauskit, kas už tos ligos slypi. Nes dažniausiai tai yra kažkokia tai antrinė nauda, kodėl naudinga sirgti. Taip, 5 įprotis žmonių su žema savivertė, tai yra patvirtinimo paieškos. Tai kaip sakant, žmogus laukia patvirtinimo iš išorės, kad patvirtins, tu šaunuolė, tu teisingai padarei, tu geriausia. Ir taip toliau. Tai kai žmogaus savivertė yra žema, jis nežino savo vertės, nejaučia to savo stuburo, jam vienas pasakys, jisai paklausys, ten pasakys netgi blogą, kad tu tokia, anokia, tu bloga ir taip toliau, tada tas žmogus dar labiau susigūš ir dar labiau ta savivertė kris, vertė tiksliau, arba jeigu pasakys šaunuolė, iškels. Bet kai žmogus turi aukštą savivertę, žino savo stuburą, žino kokia yra, taip, aš kartais ir su aukšta savivertė, aš galiu susimauti, aš galiu suklysti, bet čia yra tie terminai, savęs vertinimas ir savivertė. Savivertė tai yra aš jaučiu savo vertę, aš žinau savo stuburą.
O savęs vertinimas tai išdavimas savo balą už tam tikrą veiksmą, už tam tikrus dalykus, ne? Tai vat, kai žmogus žino savo vertę, jam išorė nelabai tako. Taip jis gali įsiklausyti, kad ten gal kažką tai, reikėtų gal patobulinti, ne? Bet jo neišmuša ir nesumenkina jo šitie dalykai iš išorės. Bet kai žmogus su žema savivertė, jam ištisai reikia iš išorės patvirtinimo, kad tu šaunuolė, tu gerai padarei. Nemeluosi, man kartais irgi būna. Tarsi jaučiu, kad viskas gerai, tu šaunuolė, aš save suprantu, tu gerai pasielgiai, bet norisi dar, ne? Tai va, čia toksai tik pasitvirtinimas. Bet manęs, kai būna, kai žema savivertė, žmogui pasakė šaunuolė, jėga, mano savivertė tarsi užaugo, pasakė ne šaunuolė, mano savivertė nukrito. Tai čia yra žmogaus su žema savivertė įprotis, nes jisai neturi tos, nejaučia savo vertės. Tai vat, 5 įprotis yra žmogaus su žema savivertė, jis laukia kiekvieną kartą to patvirtinimo, ne, paieška. Ir 6 įprotis tai yra manipuliacija. Daugelis žmonių, kaip sakant, manipuliuoja viena kitais, kartais sąmoningai, kartais nesąmoningai. Ir žmogų, kuris yra su žema savivertė, tai čia yra toksai dvipusis dalykas. Juo gali manipuliuoti žmogus, kuris truputį išmanoma apie manipulacijas ir sąmoningai manipuliuoja. O kitas dalykas, žmogus su žema savivertė manipuliuoja kitais per kaltę, per gėdą kažkokią, tai per sąžinę, per pareigą, ne, ypač kai tėvai būna, tipo. Kai tu privalai rūpintis tėvais, tu turi žiūrėti mus, arba dar ten kažkas, tai ne, aš visą gyvenimą tau atidaviau. Tai vat, per tokius dalykus vyksta manipuliacija. Tai jau įrodo, kad žmogaus savivertė yra tikrai žema. Ir kitas dalykas, kai žmogaus savivertė yra aukšta, jisai žino savo vertę, jisai žino savo vertybės, ir vidinės, ir išorinės, žino savo poreikius, interesus kažkokius tai. Ir jeigu žmogus iš išorės kažkaip bando jo manipuliuoti, jis labai gerai atskiria. Ir supranta, va čia vyksta manipuliacija ir aš tam nepasirašysiu. Tai vat, žema savivertė žmogus ir nesupranta, kad jo manipuliuoja, bet jis ir pats manipuliuoja kitais. O žmogus aukšta savivertė, jisai žino savo vertę ir jis labai mato gerai, kai juo norima manipuliuoti. Ir pasako, stop, čia ribos peržengtos, ačiū, viso gero. Tai va. Tai trumpai apie 6 įpročių žemos savivertės dar pakartosiu, kas klausysis vėliau arba kas įrašo žies, ne. Tai pirmas žmonių su žema savivertė įprotis yra lyginimasis su kitais. Antras yra tas konkuravimas, sakiau, bet galima sakyti, čia labiau kovojimas, ne, kad kovojimas kitą numenkinant, sudirbant, o aš tada būsiu geriausias. Tada trečias tikėjimas, kad kažkas mane išgelbės, ne, nes tas aukos vaidmuo toksai ateis ir padės viską, nes taigi turi padėti mane, nes nuo mažens įprantė. Ketvirtas yra sirgimas kaip būdas pabėgti nuo problemų. 5 patvirtinimo paieškos ir 6 ta manipuliacija. Tai va, tai tokie įpročiai, aišku, jų tikrai yra daugiau, kurie parodo, kad žmogus yra žema savivertė ir su juo reikėtų padirbėti. Kaip dirbti su žema savivertė, tai pirmiausia, kad ir va šiandien, ką aš pasakiau, tie įpročiai yra, tai galima sąmoningai juos pradėti kreipti kitaip. Jeigu aš pastebiu, kad aš lyginau su kitais, stop, nuo šiol stengsiuosi nesilyginti arba lyginsiu savim su savimi vakarykščiu, ne? Arba jeigu kiekvieną kartą ieškau, kad kažkas mane išgelbės ir tarsi laukiu kažkokio, tai nežinau, mesijo, tai irgi nustoti šitą dalyką, paimti gyvenimą į savo rankas ir jį keisti taip, kaip aš noriu, o ne tai, kad kažkas ateis. Nes kas dar yra, kai mes laukiam kažko, tai žmogus laukia su žema savivertė, kad kažkas jį išgelbės, jis gal ir išgelbės, bet jis išgelbės savaip. Ir tada aš galiu vėl būti nepatenkinta, kad mane išgelbė, bet išgelbė taip, kaip aš norėjau. Ne? Tai va čia geriau, kaip sakau, auginkit savo savivertę, pradėkit jaust savo vertę ir keiskit savo gyvenimą ir gyvenkit taip, kaip jūs norite. Tai va pirmas toks žingsnis galbūt atkreipti tuos įpročius ir keisti kitą linkmę. Antras yra, aišku, galima eiti pas specialistus ir tam tikrus dalykus pradirbinėti. O trečias, kaip sakau, kviečiu į savo savivertės kursą ir juose ne viską gal, bet tam tikrus niuansus tikrai apriepsim, dirbsim su jais ir tada, kaip sakau, nulaužinėsim programas ir jūs tikrai pradėsit jausti savo vertę.
Tai va, tai tiek šiam vakarui. Ačiū Jums labai. Padėkit širdutes, kad matyčiau. Nes noriu, kad pabendrautumėt su manim, nes viena su savim šneku. Kad dar buvo naudinga galbūt. Ir tada kitą savaitę susitinkam, jau tikrai nebus vyro gimtadienio, tai susitiksim ketvirtadienį ir dar nežinau, turbūt, kad pasikviesiu viešnią, dar nežinau kokią, o dar kita bus pokalbis su veido jogos instruktorė, kuri bus mano kursas savivertė ir irgi su ja pasikalbėsim, jinai papasakos, kaip ir veido oda ir veido išvaizda gali irgi kelti savivertę iš išorės. Taip? Tai va, tai ačiū Jums labai, gražaus vakaro. Va, Kristina prašė ne viena, liuks, puiku. Ir tada iki kito ketvirtadienio. Jeigu kas, klauskit, rašykit ir lauksiu, kas, Rūtą mačiau jau užsiregistravus kursą, tai labai lauksiu, kas jau registravęs ir gegužės 15 pradėsiu. Tai ačiū Jums, gražaus vakaro ir iki kito ketvirtadienio.